Sveiki, sugrįžai, motherfuckerė. Antrą dieną elektros instaliacijos darbų. Tai greičiausiai labai daug nekalbėsiu, tiesiog pravarysiu timelapsu. Patink, nepatink, užmesu, bet kiek žinau, nemažai jums kam patink timelapsą. Tai bus tas. Ir šiandien, man atrodo, yra raudona, tai nežinau, kada šį kels ton viduosik, bet kad esat juona, tai jumis su jūsų daina. Būkit stipri ir laimingi. Gali dainos turiu va tokį rezultatėlį. Visko nepabaigiau, nepadariau dar lofto, dar ten turbūt veina 2. Tai žodžiu 4 dar ten bus. Ir su rozetėm termostatas bus viso gatavo. 100% šitas visą rašėlį pildaus. Pliusiukas dedu į belik tik paskutinį kėlį. Ir viso bus pabaigta. Dar į to greičiausia susistraipinsiu viskų vienodam lygiai, nes šiandien jau pakankama vėla ir. Ir vat, šitas laidų daugie, viens, kits, ir vėliau dar bus nuo lempo dar viens pareis. Greičiausiai galbūt darysiu per viršų kažkaip, kad atskira ateitum, arba kažkur atskiriu, kad būtum grina lempom, atskiris rozetė, atskiris termostatą. Tai vat, vis gražiausia eina lip per viršų, kažkas eina teisė, kažkas eina iškart į apačią ir panašiai. Tai vat, šiandienos progres toks buvo, biškėl gavau išliekti atsirašyti nuo darbėlių, bet pakankama normaliai, manau, sklandžia praei ir ryto pasidarysam galutiną vis rozetis ir po to jau veizėsiu, greičiausia bus ryto raudon, vis tiek nieks nedirbs. Tai greičiausiai susižiūrėsiu, kur jau reikės dėliuotis vis apšvietim. Tai čia reikės labiau biškelį pamastyti, biški bus sudėtingiau negu rozetis. Nes, ką žinot, su apšvietimu ir specifinis dalyks, iš kokių kampų, kiek norėk, kokį galingumą ir panašiai, tai čia jau toks biškelį kitokeisnis namų darba realiai. Tai vat, iki žinių, o dabar iki rytojaus. Grįžom, žodžiu, einam pavyzdėsam, kuo padirbau dabar. Taip, biškėl pasidarbavau, susivedžiau kitos pusės visus laidus, visas rozetis, termostatą, rozetis, žodžiu, ir gatavi, padaryta. Iš vis yra 36 laida kol kas, nes kiekvieną atskirą rozetį dariau po vieną laidą, tai kad būtum lyčna. Nors žinau, kad gali jungti ten 2,5 mm daugiau rozečių, ten berods ar iki 8 rozečių kažkas tokia, bet dariau absoliučiai kiekvieną atskir, kad būtum lyčnai, nebūtum jokių problemų, jokių apkrovų ir viso. Tai biškėlį čia teks pasiknys su dėžė, bet, bent jau bus tvarkinga. Tai vat, visi laidą susivaikščiai, susistraipin, kur kam priklauso. Čia šitas irgi viskas suei tvarkinga. Ir viso, dabar lipam į viršų. Baisiai nesinori išsiteptų laiptų, vėliau reikės apsiviniuoti su plėvelį. Dar kol kas, kol džiuntas aliejus normaliai, kad būtum tvarkinga, vėliau finiuosim. Tai vat, dar uždėjau, trikampį. Išpjoviau, nes buvau nusipirksi. Ir viskas. Taip, čia šitas laida irgi parein rozetis, čia rozetis parein kur toliau, o čia šitas viršau loftą. Radiatoriaus, paprast rozetį ir dar vien paprast rozetį. Ir vat, kaip matot, susidėjau dar ir USB ant viršaus, nes čia bus, kaip sakyt, susidės kampus ir vėliau kas kažkiek po balkį susidės ir padarysiu vėliau tokį kaip spintą, kažkokį tokį, nes vidau kambarį aukščiaus užtenk, tai padarysim ten atskirus lubas. O čia bus jau tokius duris, kaip su spinta, su visko, galės susidėti visokius daiktus, šmutkės ir panašiai. Tai vat, taip viskas pabiškėlį ir atrodo. Ir ten dar palikau tarpą, nes čia turės būti atskiri balkė, nes čia ir tik tas posė, turės būti dar 20-25 ir tada tik tas prasidės visi tai gipsą. Tai palikau normalią, jeigu reikės, ten biškėlį gal įteks papjaustyti, bet čia niek tokį.
Pasiveizam iš viršaus, kapti į mūsų laiptelę, atrodo. Manau, visai padorė. Kaip jūs manot? Nes atsidarys, nes šiandien kapuragans vis viesput visur. Tavot, pasiveizam vaizdėlį iš pat kampo. Kokį vaizdėlį čia turim, vat. Pabiškėlį jau ein. Pagrindinis aspektas bus susidėti jau kaip ir daug, kur galės jau dėti ant seinų vatą. Bet kai kur, da pavyzdžiui, negalės, kur turės eiti apšvietimo laidą, kur turės eiti ventiliacinė vamzdė. Dar reiks pamastyti, ten turėtum būti to pusėje židinys. Tai reiks pamastyti, ką padaryti, kur kamins turėtum išeiti, per seiną išeiti į viršų, ar kažkur į viršų, bet viršų nelaba, nes baisė nėra didelis nuolydis, tai reikėtum, nežinau, kažkų, galbūt konstruoti kažkų. Tai galbūt, kad į per seinais. Bus matyda. Bet vat, loftelis, tvarkinga, visai žema longs. Tai čia fainai gali prisėsti. Ir vat, viskas, vat, po biškėlį. Įdomus vaizdelis daros. Man pačiam patinka vaizdėti. Toks projektėlis. Neįprast. Daug kas pravažiaun, pasiveis, pasižiūr. Sako, kas čia tuvy? Sako, čia garažas, sako, kas čia žina. Nes dabar longų ne. Longą jau vyru užsakyti. Tai realiai už grubę 1,5–2 savaičių turėčiau važiuoti pasiimti. Ir pagaliau bus longa. Tai čia bus visai kita tema. Pagaliau nereikės labai daug šviesos naudoti. Nereikės ten durų atsidarinėti, nes pavyzdžiui, kaip dabar putvies, lin, tai baisa net atsidaryti, o su šviesa, kai gali matyti teik. Realiai 2 ledą tie pakabinti, bet ten pakankam atlikti mano savo darbą. Bent jau tokim darbam, kur nereik ten, nežinau, špakliauti kažkur ten lygint seinus, tai da visą padorė. Bet vėliau vis tiek reikės tų langų. Tai vat, langą ir užsakyti, pareis. Ir vse. Teik žinių, o dabar bus pagrindinis aspektas, reikės greičiausiai ryto sumastysiu, kur kokį apšvietimą padaryti, kur maži bus kažkokie bambulėlė, kur galbūt pakabinama kažkokį liustrą, kažkas. Nes šitokio apšvietimų tikrai reikės ir reikės pakankamą normalesnių, nes vis tai kai kur daug kur yra aukštas, pavyzdžiui, lubos, tai reikės, kad būtum arba grina, kaip nukreipiantį į tokį žibintą, kaip sakyt, kad daugmaž šveistam, o ne tiesiog visam spindulį varytom. Tai va, čia bus toks biški įdomesnis apšvietimo montavimas visur. Čia šitas viskas susidėjai, tai čia vis gražiausia irgi eis. Galės susigrėžiuoti, tvarkinga, prasimės laidus, pasidaryti kilpus. Vien arba porą laidėlių prasimėte, kur kištoks, įteisė į dėžį, viskas. Teik žinių. Tai va, čia greičiausiai ryto pamastysim, kas čia bus. Šūkų namiai ir susimatysim kitam epizodį. Tai kaip vis laik, spaudat laiką ir iki kitų kartų.